greitai perėjęs į varžovo aikštės pusę turėjo progą išvesti savo komandą į priekį, tačiau jie nepasinaudojo ir Erikas Nau vėl rikiuoja savo komandos draugus pozicinėje atakoje. Hjūzas prieš Boveną, gražus jo prasiveržimas. Ginčo kamuolį fiksuoja teisėjai. Na, o čia mūsų ekranuose tai apie ką jau kalbėjau. Šonas Marksas, krepšininkas iš Naujosios Zelandijos, taip pat atstovauja San Antonijaus Spurs garbę. Fabricijus Sobertas mūsų ekranuose iš Argentinos ir Tonis Parkeris iš Prancūzijos. Parkeris kol kas visą antrą ketvirtį praleidžia ant atsarginių žaidėjų suolelio. Sudėtingas Lebrono Jameso metimas, labai netaiklus, atkovoja kamuolį šiaip netaip San Antonijaus krepšininkai. Nikas Vanekselas ieško kelių link varžovų krepšio, atmeta kamuolį Briusui Bovenui, pastarojo prasiveržimas ir įspūdingas Donielio Maršalo žaidimas gynyboje. Greita Clevelando ataka, Lebronas Jamesas 2 taškai. 36-34, Jamesas tampa rezultatyviausių krepšininkų aikštėje. Jis ką tik pelnė savo 12 tašką, 10 San Antonijaus komandoje yra pelnęs Tonis Parkeris, 8 Radoslavas Nesterovičius. Clevelando komandoje antras pagal rezultatyvumą yra Žydrūnas Ilgauskas, jis yra įmetęs 7 taškus. Emanuelis Žinobilis Timui Duncanui, Duncanas per Ilgauską, netaiklus metimas, kamuolys Lebrono Jameso rankose. Įpusėjo antrasis ketvirtis, Ilgauskas prieš Nesterovičių. Dažnai paliekamas lietuvis 1-1 su krepšininku iš Slovenijos. Laris Hjūzas pelno 2 taškus ir padidina Clevelando komandos persvarą iki 4 taškų. Timas Duncanas turėjo pakankamai laiko atsipūsti. Be abejo, reguliarus čempionatas yra labai ilgas, na ir nevertėtų jau pačiame jo starte išsikrauti galbūt visų 182 mačus. Privalės sužaisti kiekviena komanda. Nikas Vanekselas galų gale pataiko tolimą metimą. Ir po šio snaiperio metimo skirtumas sumažėja iki minimumo 38-37. Praėjęs sezonas Nikui Vanekselui buvo labai liūdnas. Vienas prasčiausių apskritai per jo ilgą karjerą. Na ir šiemet atstovaudamas San Antonijaus komandą be abejo jisai tikisi kur kas geresnių rezultatų. 41-37 skirtumas, vėl 4 taškai po taiklaus tolimo Donielio Maršalo metimo. Dabar pražanga puolime skiriama Timui Duncanui. Nepatenkintas Gregas Popovičius iškart nuskaba aiškinti su rungtynių komisaru. Timas Duncanas tuo tarpu laiką leidžia diskutuodamas su rungtynių teisėju. Minutės pertraukėlė čia SBC Center arenoje. Baigėsi minutės pertraukėlė, 41-37. Toks rezultatas dega San Antonijaus Spurs komandos arenos švieslentėje. Patys jauniausi šios komandos aistruoliai minutės pertraukėlės metu laiko veltui neleidžia ir jei tik yra proga šiek tiek nusnūsta. Žydrūnas Ilgauskas antras pagal rezultatyvumą kol kas yra Maiko Brauno vadovaujamos komandos gretose. Jisai per 7 minutės pelnė 7 taškus. Lebronas Jamesas 13 minučių praleido aikštelėje, įmetė 12 taškų. Šie krepšininkai kas labai sėkmingai rungtyniauja puolime. Gynyboje apskritai galima pagirti visą Clevelandą. Dabar pražanga skiriama Lariui Hjūzui. Švelni ir na tokia ginčytina pražanga. Tačiau prieš tai epizode rungtynių arbitrai sulaukė visų čia susirinkusių aistruolių nemalonės, kuomet užfiksavo pražangą puolime Timui Duncanui. Be abejo dabar galbūt tai ir buvo tas vienodas traktavimas tų dviejų epizodų. 41-39 rezultatas, skirtumas šiek tiek sušvelnėjo po taiklios San Antonijaus atakos. Tačiau nuo pirmojo kėlinio antros pusės NBA čempionai yra besivijančios komandos vaidmenyje. Žydrūnui Ilgauskui turėtų būti įskaityti šie taškai. Kol kas
Rezultatas nesikeičia. Epizodo pakartojimas. Nematau jokių kliūčių, kodėl neįskaitomi taškai, jeigu kažkas ir buvo netvarkoje, jeigu kamuolį lietė kažkas, tai tik iš San Antonijaus Spurs krepšininkų. Kaip ten bebūtų, 2 taškų skirtumą tebeturi Clevelando komanda ir dabar Briusas Bovenas savo metimu nepasinaudoja progą išlyginti rezultatą. LeBronas Jamesas įpykęs link varžovų krepšio ir tas pernelyg didelis azartas greičiausiai pakiša jam koją. Oho, 3 žingsnius sugebėjo, bent jau aš tiek suskaičiavau šiame epizode, padaryti LeBronas Jamesas, nesumuždamas kamuolio ir be abejo tai yra taisyklių pažeidimas, nors tokių NBA pirmenybėse nedažnai mes matome. Ir vėlgi kelios sausos minutės kol kas čia. Šiuose rungtynėse 9 klaidas jau padarė Clevelando krepšininkai. Emanuelis Žinobilis išveda savo komandą į priekį 42-41. 5 sykius suklydo aikštės šeimininkai. Galų gale po ilgos pertraukos Spurs ekipa sugebėjo įsiveržti į priekį dėka taiklaus tolimo Emanuelio Žinobilio metimo. Laris Hughesas netaikli Clevelando Cavaliers komandos ataka. Dar kartelį argentinietis ir dar kartelį taikliai Maikas Braunas iš karto sunerimęs, emocingiau ima vadovauti savo komandai. Spėju, jog neužilgo jisai bus priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Timas Duncanas, pražanga LeBronui Jamesui. Ir čia SBC Center arenoje Maikas Braunas, matydamas, jog reikalai sprūsta jo komandai iš rankų, prašo minutės pertraukėlės. Baigėsi minutės pertraukėlė, grįžta krepšininkai į aikštelę. San Antonijaus Spurs krepšininkai antrojo ketvirčio pabaigoje sugebėjo persverti rezultatą savo naudai. Apskritai šiemet didžioji dauguma NBA klubų vadovų, net 77% jų teigia, kad Spurs apgins čempionų titulą, o kad ši komanda taps vakarų konferencijos nugalėtoja, apskritai beveik nieks net neabejojo. Išvadą galite padaryti patys. Prieš kokią jėgą šiandien kaunasi Cavaliers ekipa, savo gretose turinti 2 lietuvius, Žydrūną Ilgauską ir Martyną Andriuškevičių. Apskritai NBA lygoje šiemet žaidžia 82 krepšininkai ne iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jie atstovauja 36 šalis. Lietuva užima garbingą 2. poziciją pagal savo šalies atstovų kiekį. NBA pirmenybėse Žydrūnas Ilgauskas pažeidžia taisyklės, jam skiriama asmeninė pražanga stabdant Timą Duncaną. Taigi daugiau už lietuvius delegavo į NBA pirmenybės tik tai Serbija ir Juodkalnija. Serbų žaidžia 8, lietuvių 6. Nemažai čia yra argentiniečių, slovėnų, kroatų, Rusijos krepšininkų. Emanuelis Žinobilis prieš tai 2 sykius iš eilės labai sėkmingai atakavęs Clevelando krepšį. Šį kartą jam to padaryti nepavyksta ir dabar jau Clevelandas turi progą sumažinti, o galbūt net ir išlyginti rezultatą. Laris Hughesas prieš Tony Parkerį, kuris taip pat turėjo progos daug laiko atsipūsti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Buvo didelis galvos skausmas Clevelando Cavaliers komandai šis žaidėjas iš Prancūzijos pirmajame ketvirtyje ir matome, jog antrajame vos tik tai pasirodęs aikštėje jis nesiruošia nurimti, pelno 12 savo tašką, 46-41, likus 2 minutėm iki antrojo ketvirčio pabaigos. Driugudenas Ilgauskas, prieš Timas Duncanas. Ilgauskas atiduoda kamuolį Jamesui, Jamesas Hughesui, Hugheso metimas taiklus ir skirtumas sumažėja iki 3 taškų. Danielis Maršalas mūsų ekranuose sėkmingai šiandieną ir šis žaidėjas rungtyniavo Clevelando komandoje. Jisai yra pelnęs 5 taškus, pataikė 1 tolimą metimą ir 1 pasižymėjo iš vidutinio nuotolio. Tonis Parkeris toliau terrorizuoja visą Clevelando Cavaliers komandos gynybą. Dar vienas aštrus, greitas
prancūzo prasiveržimas.